Jeigu nutarėm cukraus mažinti, o daugumai reikėtų, tai kaip tai padaryti lengviausia ir kad nebūtų dar naujas papildomas stresas. Iš tikrųjų, palaipsniškumas yra pagrindinis dalykas, nes kiekvienas, kuris bandė atsipratinti valgyti ką nors saldžiai, žino, kad tai nesunku padaryti, netrunka ilgai. Vieną kitą kartą pabandai košę be cukraus ir po to galvoji, o kodėl tą cukrų ten aš apskritai dėjau. Tai vienas dalykas cukraus kažkur nepridėti, antras dalykas pažiūrėti sudėtis ir pasirinkti sultis be cukraus, padažą be cukraus, be pridėto cukraus. Čia norėčiau išskirti džiovintus vaisius. Taip, vaisiai džiovinti iš savęs cukraus turi, bet pagrindinis dalykas yra, kad daug rinkoje esančių vaisių yra dar be to mirkyti cukruje. Jie iš pradžių išmirkomi cukruje, o po to džiovinami ir staigiai džiovinami ir tada dedamas konservantas. Tai jeigu vaisiai ne ekologiški, tai greičiausiai jie yra mirkyti cukruje, ypač egzotiški tokie kaip ananasai, papajos, taip pat spanguolės ir kiti. Tai jeigu valgom džiovintus vaisius, šiuo atveju reikėtų pasižiūrėti, kad jie nebūtų mirkyti cukruje. Ekologiški vaisiai niekad nemirkomi cukruje prieš džiovinant. Ir taip pat nenaudojamas konservantas. Dabar kita didelė tema yra desertai. Desertus mes visi mėgstam ir viskas su jais būtų gerai, jeigu mes suprastume jų vietą mūsų gyvenime. Yra ta piramidė mitybos, žinom, kad jie ten pačiam viršui, bet kaip tai gyvenime, kaip mes tai suvokiam. Tai desertas yra prabanga, yra šventė, yra savaitgalis, yra išimtis, o ne taisyklė. Ir jo valgom labai mažai. Ir iš esmės desertas yra emocijai. Jisai kūnui neduoda nieko gero. Mes laisvai galėtume nevalgyti desertų ir mūsų ten koks nors medžiagų ir energijos trūkumas niekiek nesumažėtų. Bet mums to reikia bendrauti, susitikti, atšvęsti, pajusti malonumą ir visa tai yra tvarkoj. Jeigu mes tiem desertam keliam labai aukštus reikalavimus, kas atsitinka, kai nekeliam reikalavimų? Prisivalgom jų daug, nes pigu. Taip? Tai jeigu jau tokią darom nusižengimą prieš savo sveikatą, tai turi tos emocijos, to gerumo, to skanumo būti pačio geriausio ir mažai. Dabar, kai ką mes valgom kaip kasdienį maistą, nors pagal apibrėžimą, pagal maistinę vertę tai yra desertas. Tai pavyzdžiui, batonas. Batonas nėra duona. Batonas pagal savo įtaką ir būtent dėl cukraus poveikio kraujuje yra tikrai desertas. Jeigu mes valgom su batonu sumuštinį kaip desertinį, mažiuką vieną, tai tvarkoj. Bet jeigu mes su batonu valgom viską kaip su duona, tai nėra labai tvarkoj. Kita tema didelė yra pats tas koncentruotas cukrus. Taip, mes suprantam, čia yra ta painiava, kad cukrų mes vadinam vieną konkretų produktą, baltą, rafinuotą, tą labai saldų. Bet yra ir daugiau panašią funkciją atliekančių koncentruotų cukrų ir netgi ne cukrų, saldiklių, kurios galvojam, jeigu jį pakeisim, tai gal galėsiu valgyti tiek pat daug. Tai čia nėra taip vis tiek, ar mes vartojame cukrų, ar mes vartojame agavų sirupą, ar medų, ar kokį nors kitą sirupą, ar kokosų žiedų cukrų, vis tiek mes jį turim riboti. Jis yra koncentruotas. Koncentruoto cukraus mūsų organizmas nelabai myli. Ir susinervuoja gavęs jo per didelę dozę. Dabar klausimas, kokia ta per didelė dozė. Tai kiek tenka rasti rekomendacijų, dienos viršutinė riba, kiek nereikėtų viršyti, yra 2 šaukštai, valgomi šaukštai. Bet tai ne grynuoju pavidalu, bet ir įskaičiuojant, jeigu valgiam pyragėlį,
tai greičiausiai ten tie abu šaukštai jau yra suvartoti ir jau jums į arbatą nebeliko. Arba jeigu jau valgėte sumuštinį su uogienė, tai skaičiuokit, kiek uogieniai maždaug buvo cukraus. Tai aš nesiūlau skaičiuoti kalkuliatorium, bet maždaug įsivertinkit. Paminėjau arbatą, tikrai jeigu žmonės mėgsta arbatą su cukrum, pabandykit gerti be cukraus, bet pasižiūrėkit, kad arbata būtų kokybiška. Kuo geresnė arbata, tuo mažiau poreikia jos saldinti. Su kava yra panašiai. Kavai dar padeda cukraus išvengti cinamonas. Jeigu mes į kavą cinamoną įsiberiam, daug žmonių tą pastebi ir džiaugiasi, kaip jiems tas skonis tampa priimtinas ir to saldumo nesinori. Ir tada, jeigu nusiperkam saldžių sausainių pakelį, tai suvalgom 1 arba 2. Jeigu nusiperkam arba vaikui nuperkam ledinuką, tai kuo mažesnį. 1 vienetas vaikui tinka.